labai skanu. Tinka užkandukam, nusinešiu mokyklą, pavaišinsiu draugam. Žinau, kad lekiat, skubat ir dažnai neturite laiko kada pavalgyti, tai išeitis yra. Šie nuostabūs sėklų traškiai gali būti jums didžiulė pagalba. Reikės jums įvairiausių sėklų. Šį kartą aš dėjau moliūgų sėklą, saulėgrąžų, sezamo, anakardžio riešutus, kurie pasmulkinti, parmezano sūrio, čija sėklų, 1 kiaušinį, šlakelį vandens ir druskos. Visus ingredientus sudedame į vieną didelį indą, išmaišome, dedame ant skardos, plonų sluoksnių ir šauname į orkaitę, kepame 180 laipsnių temperatūroje apie 10-15 minučių, leidžiame truputį atvėsti ir traškome savo traškius, dedamės į mokyklą, dedamės į darbą, į puikus užkandis jūsų priešpiečiams ir pavakariams. Nori išmokti gaminti sveikus, skanius, greitus patiekalus, aš, maisto technologė, dietistė, tave galiu išmokyti. Nuostabus kursai tavęs laukia jau netrukus. Registruokis į šios kursus ir junkis prie mūsų sveiko maisto gaminimo kursai su Raminta. Nori daugiau mano receptų, spausk like, rašyk komentare daugiau receptų. Ir sek mane socialiniuose tinkluose, Facebook, Instagrame ir sveikatai palankus LT.